Lapkričio 26 dieną Rygoje vyko Latvijos ralio čempionato sezono uždarimas, kurio metu pasveikinti visi lenktyniavę ir ralyje nugalėję lenktynininkai. Šiais metais Latvijoje kartu su ralio čempionatu vyko Michelin taurės čempionatas, kurį sudarė 4 etapai – Sarma, Talsi, Madona ir Latgalė raliai. 4 VD klasėje Deividas Jocius iškovojo antrą vietą, leidęs greičiau važiuoti tik estui Džordžui Grosui, kuris lenktyniavo su Ford Focus VRC automobiliu. Latvijos ralio čempionatą sudarė 7 etapai, kuriuose varžėsi ir Deividas Jocius su Gediminu Žliūbu. Lietuviai lenktyniavo galingiausioje A+ klasėje su Mitsubishi Lancer Evo 9. Latvijos ralio čempionatas prasidėjo Halls Winter Rally 2011 varžybomis. Deja, Deivido ekipažui finišo pasiekti nepavyko, nes greičio ruože lūžo pavarų svirties laikiklis. Rally Sarma 2011 DJ ekipažui pasirodė lengvai įveikiamas, pasiekta 3 vieta A+ klasėje. Pavasarį vykęs BTA Talsi 2011 ralis nebuvo labai sėkmingas, vyrai liko 5 A+ klasėje. Jekapils Madona ralis vyko vasarą, gerai pailsėję vyrai aplenkė braliukus Andis ir Maris Neikšans ir užėmė 2 vietą. Latgalė 2011 iškovota 3 vieta A+ klasėje, aplenkus tautiečius Vytautą Švedą, Roką Lipeikį ir Martyną Samuitį, bei kitus atvykusius į lenktynes Latvijoje. Likę 2 Latvijos ralio etapai Kurzeme ir Rally Latvija 2011 nesulaukė Deivido ekipažo, nes buvo tvarkoma technika apgadinta po 300 ežerų ralio, tačiau tai nesutrukdė DJ ekipažui susumavus visus Latvijos ralio čempionato etapų taškus iškovoti bronzos. Latvijos ralio čempionate ekipažas nusileido tik esto Džordžo Groso ekipažui, kuris surinko 72 taškus, ir Latvio Martino Svilio ekipažui surinkusiam 57 taškus.